vakaras, su jumis laida Sekundantai, jau eilinį kartą įrašinėjom labai vėlai, gaila, kad ketvirtadienio vakarą įrašom. Tai va, su jumis esu aš Danielius Žemliūnas ir Augustas Šalkauskas. Labas, Augustai. Labas, Danieliau. Mes tik pasimatom per internetą. Jo, šiuo metu per internetą, tai va, Augustas irgi pirmadienį tik tai grįžo iš Serbijos, iš IMMF čempionato. Kokie įspūdžiai, gali trumpai papasakoti? Įspūdžiai, jie atrodo kaip mes prieš 15 metų ir aš mačiau Putino magnetuką pas juos parduodamą. Supratau. O pats apie turnyrą, kokios nuomonės? Iš tikrųjų, tai lygis žiauriai geras, ta prasme, ar mūsų lietuvių lygis pasiekiamas tam lygiai, manau, kad tikrai taip, jau vienas iš mūsiškis įrodė. Ką daugiau galiu pasakyti. Gal tiesiog trūksta kartais to tokio pasirengimo būtent MMA kovom. Kad mūsų lygis geras, tai tikrai taip yra, bet sakau, biški trūksta to tokio game plano, gal biški geresnio tokiam čempionatui. Ir viskas. O šiaip tikrai viskas tvarkoja. Man labai patiko, lygis geras, suorganizuota gražiai, fainai, narvai geri, teisėjai geri, ukrainiečiai nagli, viskas tvarkoja. Čia kaip stabiliai. Taip, viskas stabiliai. Tai ką, susirinkome šitoje laidoje aptarti UFC Fight Night'ą, tai Kei prieš Almabajevą. Tai vyks turnyras Las Vegase, tai jau šį šeštadienį, kovo 1 dieną. Taip, nusprendėm. Sakyk. Ką mes nusprendėm? Nusprendėm neaptarinėti prelimų kovų, nes prelimų kovos, ten yra viena kita dar tokia, bet šiaip turnyras liūdnokas. Taip, tarkim, kaip sakau, jeigu flyweightas yra pagrindinė vakaro kova, tai... Jo, tai nežinau, iš tikrųjų, taip, jeigu žiūrint iš žiūrovo pusės, tai nelabai patrauklus turnyras ir tokių vardų nėra garsesnių, tokių, kuris galėtų ištraukti tą kardą. Tai galim gal tada pradėti nuo pirmos main kardo kovos, tai Danny Berlow prieš Sam Petersoną. Taip, įsijungsiu viską, pasižiūrėsim. Taip. Aš tai aš žinau, vieną ar kitą labai gerai žinau, iš šitų kovotojų žinau abudu. Tai Augustai pradėk tada aptarinėti. Gerai, pradėsim nuo to. Pirmas dalykas, kad pradėsim nuo Danny Berlow. Kovotojas tikrai turi didelę rankų jėgą. Polkas UFC turi 2 kovas, bet iš tikrųjų mane labai... aš iš tikrųjų galvojau, kad mane labai nustebino būtent, kai jis kovojo su Nikolai Veretenikovu. Buvo kova split decisionas, kai Veretenikovo prieš tai nukepė Van Zandt vyras, kuris net nėra kovotojas. Jis labiau yra aktorius. Ne, jis yra geras kovotojas, bet jis daugiau užsiminėja dabar aktorinė veikla saugusiam. Tai vat, o Sam Petersonas iš tikrųjų šitas žmogus yra labai geras kovotojas. Jisai turi šiokią tokią kickbokso bazę, grappleris yra beprotiškai geras ir aš matau, kad jis eina labai dideliu underdogu. Tarp kitko, jis yra nugalėjęs, jisai dabar pakilęs svorio kategoriją viršum, UFC debiutas jam labai nepasisekė, nes debiutais buvo užmuštas. Jį užmušė Jamalas Šmosas, nukautavo pirmam raunde, tiesiog baisiai nukautavo, faktiškai aš galvoju, kad po tokio smūgio žmogus gali baigti karjerą, bet aš tau galiu pasakyti, kad Sam Petersonas yra giliotin čiaukų laimėjęs Kamil Magomedov, o Kamil Magomedov yra IMF-o Bahreino komandos graplingo treneris. Geras. Tai ir tikrai Kamil Magomedovą esu matęs kovojantį dėl diržo Breive, tai kovotojas, kaip ir galima pasakyti, 19-4 atstovauja Bahreiną Kamil Magomedov. Ir dabar eina, jis pralošė tik tai Kubaničiakui, dabartiniam čempionui, ir po jo turi vėl 4 iš eilės, matau, seriją pergalių. Ir vieną turėjo tik tai split decisioną. Žodžiu, labai geras kovotojas. Tai iš tikrųjų aš iškart galiu pasakyti savo nuomonę, aš skaitau, kad
Šita kova yra laivo kova. Jeigu Sam Petersono Danny Barlow neiškirs pirmam raunde, tai manau, kad Sam Petersonas yra labai geras underdogas, nes aš žinau, kad už jį koeficientas berods yra 3,5. O Danny Barlow kol kas nėra patikrintas. Veritėnių kova, Van Zandt vyras, ne? Tai tiesiog vartė į vienus vartus, o Sam Petersonas, man atrodo, ant popieriaus bus tikrai ne ką blogesnis imtynininkas, o Danny Barlow tikrai turėjo problemų imtynėse su Veritėnikovu. Jo, tai dar irgi pridursiu prie to pačio, tai čia pamatysim tokią smūgiuotą akistatą prieš imtynininko. Kas liečia amžių, tai Denis yra 29 metų, Sam Petersonas yra 28, tai per amžius nesiskiria. Faktiškai. Jo, tada ūgis 1,88 m prieš 1,91 m, tai irgi tie 3 cm nelabai jaučiasi. Ir ryčas taip pat 3 cm skirtumas, tai galima sakyti, kad kūno sudėjimas bus identiškas. Jo, tai kas taip dar žiūrisi, tai aišku, 9-0 rekordas pas Denį, tai kaip ir gražiai atrodo. Kol kas eina be pralaimėjimo, tai Denį Barlowui bus toksai geras patikrinimas prieš labai gerą džicerį. Tai aišku gaila, kad Pattersonui blogai nusisekė, gal tas debiutas, man atrodo, kurį... Jo, aš žiūrėjau tą kovą gyvai, tai užmušė tiesiog žmogų. Jo, tai taip. Tiesiog sakau, baisus nokautas, ta prasme, turbūt vienas iš tokių UFC, ką esu matęs, vienas baisiausių, nes tiesiog jis net nesiorientavo turbūt iš vis, net kur dalyvauja. Tai jeigu kas nematė šitos kovos, galite pasižiūrėti. Tai dažniausiai būna, kad po tokių nokautų žmonės nelabai atsigauna, o jam kažkaip pasisekė įeiti vėl į 2 laimėjimų tą tokį kelią. Tai tas toks įdomus labai momentas, kaip po tokių nokautų, dažniausiai, kaip ir sakai, kad žmonės jau praranda ne tai, kad net 5 metus nuo savo gyvenimo, bet ir šiaip gerą žandikaulį. Jo, ir iš tikrųjų jisai pakilo svorio kategoriją viršun, jisai debiutavo už 70 kategoriją, dabar jisai dalyvaus 77, tai manau, kad tas ir žandikaulis bus gerokai didesnis ir netgi realiai Sam Petersonas, jeigu kas žiūrovo matė, kaip jis atrodė 70 ir dabar atrodo 77, tai atrodo kaip kitas žmogus. Ta prasme, jam tikrai ta kategorija matosi tinka, atrodo jis gerai, nežinau, neturiu ką daugiau pridurti. Čia aš manau, kad variantas tik yra Sam Petersonas arba kad kova baigsis anksčiau laiko. Aš variantus tik matau 2. Jo, tai saugus, tai aš su tam irgi sutiksiu, nes, žinok, šitas kardas, man atrodo, kad kažkodėl aš rinksiuos daugiau ant visų underdogų, nes jie labiausiai, žinok, tokie patrauklesni atrodo. Taip, tai ką, kita kova bus William Gomis prieš Haider Amil. Tai William Gomis yra prancūzas tikras juodaodis prancūzas. Jo yra pagrindinis treneris Fernando Lopezas. Kaip ir žinom, kad yra buvęs Ngano treneris, Cyril Gaino irgi dabartinis treneris. Jis šiaip nemažai jau tokių gerų kovotojų, tas treneris yra atvedęs į UFC. Jo, bet kažkaip po to tie kovotojai palieka. Žinau, kad Nasrudinas Imavas berods pakeitė trenerį irgi, nes tas pats buvo Fernando Lopesas. Taip. Tai dabar žiūrėsim, kaip Gomis bus. Iš tikrųjų, ką aš galiu pridurti apie Gomį, pirmas dalykas, kas puola į akis, tai gabaritai. Gomis yra gerokai didesnis. Tai pirmas dalykas, ūgis yra 1,83 prieš 1,75. Tai mes jau čia turim 8 cm ir ryčas yra lygiai taip pat. 7 cm skirtumas. Kaip pagalvoju, 66 kg svorio kategorijai vyrukas su 1,83 m ūgiu, tai čia kažkas tokio iš įspūdingo. Jo, jisai toksai ganėtinai cool.
jis toksai ganėtinai nėra labai toks, kaip čia pasakyti, didelis gabaritinis, jis toks tikrai tvirtas vyrukas, atletiškai lieknas. Tai manau, kad ir kojas nėra tokias svorio, matomai daug neturi, kojas kūdas. Bet iš tikrųjų, ką aš galiu William Gomiui pasakyti, tokio aš esu matęs jo kovų, niekam nelinkiu pažiūrėti jo kovų, tai jis iš tikrųjų turi labai gerą game planą. Jisai išeina, jisai kovoja, jisai masto, jisai neskuba. Tai nežinau, aš iš tikrųjų jo varžovą kaip ir šiek tiek žiūrėjau, labai ką sunku man apie jį pasakyti, kol kas jis nieko tokio yra UFC nugalėjęs kaip porą kovotojų. Kol kas kovas baigė anksčiau laiko. Labai daug kovų baigęs anksčiau laiko. Pala, jeigu neklystu, per Contender Series, ne, pakliuvo. Taip. Contender Series taip, tada žiūriu, ką jisai čia pas mus. Taip, LFA. Iš LFA atėjęs, tai standartiškai Bellatorė, šiaip kai labai keista, kad kovos Bellatorė, po to perėjo LFA, nes kaip ir organizacija pagal mane LFA yra žemesnio lygio negu Bellatoras, tai va čia įdomus dalykas. Gal net neįsivaizduoju, ko tai patiko, gal tiesiog norėjo perėti UFC, kovojo tenais ir, bet ir realiai taip ir turbūt buvo, nes aš dabar žiūriu, jisai 20 kovojo Bellatorė, 21 jau kovojo LFA, 22 kovojo LFA paskutinę kovą, 23 jau patupuolė Contender Series. Tai turbūt toks jo planas ir buvo. Tai, ką žinau, aš vis dėlto šitoje kovoje imčiau, jeigu taip, aš Gomį esu matęs, žmogus jisai neskubantis, šitas bachuriukas, kaip čia pasakyti, vyrukas, daug apie jį kažko labai negaliu pasakyti, varžovus nugalėjo tokius, neypatingai geros opozicijos neturėjo, Gomis turi gerą game planą, niekada neskuba, plus Gomis yra, Gomis yra laimėjęs Anderson Brito split decision, visai buvau pamiršęs. O Brito pas mus yra labai neblogas kovotojas. Brito užbaigė Jack Shorą, ta prasme, Jonathaną Pearce'ą. Rimta. Tokį varžovą laimėt yra rimta. Brito buvo vienas iš tokių prospektų, vienas iš tokių kaip ir būsimų, galbūt žiūrėjo net kaip į tokį, galimą pretendentą netgi vienu metu. Jo, tai kas dar taip žiūrisi, tai Gomisas yra žymiai jaunesnis už savo varžovą, Gomisui 27 metai, Haideriui yra 34, jau bus 35 neužilgo. Ir žinai, kai 66 svorio kategorijoje, tai vis tiek amžius neina į gerą. Tada kas liečia, kaip ir minėjai, tada dėl gabarytų. Tai jos gabaritų pranašumai tai ant Gomiso bus ir tas pats, kaip tu dar paminėjai, dėl kovotojo IQ. Tai yra tikrai žmogus, William Gomisas pasižymė ganėtinai gerų savo kovotojo IQ, protingai kovoja, gal kartais per lėtai įsivažiuoja, bet protingai įsivažiuoja. Jisai laimi raundus, net sakyčiau, jisai stengiasi padaryti tiek, kad laimėt raundą. Aišku, tas toksai jo yra, toksai, kaip sakau, biški stumdymas, bet aš manau, kad čia turbūt nėra ką net šnekėti. Pirmas dalykas, mes turim jaunesnį kovotoją, didesnį ir turinti didesnę patirtį. Todėl mes imsim underdogą. Ne, tikrai neimsim, aš manau, kad William Gomis čia turėtų susitvarkyti. Manau, kad tas Amil tiesiog duos didelio spaudimo pirmam raunde, Gomis tikrai labai geras kickboksininkas, labai gražiai juda, manau, kad plus gabaritą įdis didesnis, aš manau, kad į pirmą raundą tiesiog atsišaudys ir turbūt laimės kovo vienbalsių teisėjų sprendimu. Nematau čia nais kažkokio tai kovos anksčiau laiko, nebent Gomis kažkokį tai pagaus smūgį, bet abejoju, kad tai bus. Jo, tai Augustai tikrai su tam sutinku. Taip pat vis dėlto pasirinksiu irgi William Gomis ir visi tavo tie argumentai, mano nuomonė, kad tikrai jie yra teisingi. Taip, tai ką, pereinam tada prie kitos kovos.
Perinam. Vėl turim Nasratas Gasparastas, kuris yra labai panašus į Keviną Gasteliumą, ir Esteban Ribovič, kuris iš tikrųjų mane Mexican Card'e labai nustebino, nes laimėjo būdamas underdog už koeficientą už 3. Jisai pas mus laimėjo dėl Zerhubė split decision. Tai va. Nasratas laimėjo, iš tikrųjų, Nasratas mane paskutinį savo kovoj nenustebino, o jisai paskutinę kovą laimėjo Jared Gordoną. Gordonas yra pralošęs labai tokių, labai abejotinų sprendimų žymiajam Paddy Pimbletui. Tai va čia nais irgi turėjom split decisioną. Tai šiaip visai laukia įdomi kova, tai čia aš skaityčiau, kad turbūt nors pagal metus Ribovičius yra tik tai metais jaunesnis, bet čia bus toksai, Nasratas Gasparastas yra laikomas toksai kaip vadinamas goalkeeperis. Jisai tikrins savo oponentą. Tai realiai žiūriu, kad metai beveik nesiskiria. Metais vyresnis Gasparastas, ūgis vienodas ir ryčas Gasparasto yra gerokai didesnis. Tai yra 7 cm skirtumas. Jo, tai Nasratas, žinai, dar yra kaip jo UFC jau toks veteranas, 13 kovų turėjęs ir ganėtinai su geru UFC rekordu yra 9 laimėjimai, 4 pralaimėjimai. Varžovas eina dabar ant 3-1. Aišku, kaip ir sakėjai, kad kažkas Nasratui yra, gal kažkokios motyvacijos jam gal trūksta paskutinėse kovose. Toks labai įdomiai. Kova, aš nežinau, šitą kovą kaip aš matau, man atrodo, aišku, Nasratas gali atstovėti savo poziciją. Aš šiek tiek su koeficientu gal nesutikčiau, nes Nasratas, jeigu tai važiuovam greitai pasakyti, jam yra 29 metai, įsivaizduokit, jam yra 29 metai žmogui ir jis UFC jau yra pravedęs 13 kovų. UFC 13. Tai patirtis beprotiška. Ir tik tai, aišku, matchmaker UFC šitą kovą darė Esteban Ribovičiui, nes Ribovičius Zerhubė tikrai gerai boksuoja, gerai judantis stovesniai kovotas ir Nasratas nėra imtynininkas. Vienintelę kovą Ribovičius kam yra pralošęs, tai pas mus jis yra pralošęs imtynininkui Liolik Radžabovui. Tai parankus kovotojas. Decisionų yra pralaimėjęs, neklystu. Pakankamai parankus varžovas yra. Ribovičius tada jis, atsimenu, užmušė Terencą Makinį, iškirto ir, nežinau, ką tu, Danieliau, mastai apie šitą kovą. Iš tikrųjų, sunku kažką pasakyti dėl to, kad aš kažkaip galvoju, kad vis dėlto Nasratas yra gal per didelis underdogas pagal koeficientus. Aš iš tikrųjų su tavim šitoj nuomonė sutinku labai, nes prieš tai Ribovičius ėjo už 3 koeficientą prieš Zerhubę, dabar jis eina favoritų prieš Nasratą. Keista. Jo, tai ganėtinai, žinai, čia toks, jeigu tai vertint procentaliai, tai 60-40. 60% vis tiek ant Estebano naudai bus. O kažką tokio, kaip ant tokio pasirinkimo kovoti, sunku pasakyti. Tikrai, aišku, gal bandyti galima būtų ant Estebano, ant favorito. Aš manyčiau, kad turbūt, bet tokia kova iš tikrųjų labai sudėtinga. Iš tikrųjų šitas kardas pasižymė tokiam pakankamai sudėtingam kovom, nes iš tokių, sakyčiau, gal vienas iš tokių ryškesnių man favoritų, dabar ką mes žiūrime main cardą, tai turbūt yra William Gomisas, nes jisai ir patirtis didesnė, ir jaunesnis, ir gabaritai didesni. Iš tikrųjų šitą kovą, jeigu kas nors norit, galvojat parduoti mašiną ir statyti už Estebaną Ribovičių, nerekomenduoju to daryti. Siūlyčiau praleisti šitą kovą, nes aš manau, kad Ribovičius laimės, galvoju taip, bet Nasratas gali labai atsargiai, turėdamas geroko ryčio pranašumą ir jis tikrai gerai boksuojantis, jeigu Ribovičius jo pirmam raunde nenukirs, Nasratas gali tiesiog užtaškuoti, tai nežinau. Plus Nasratas turi labai daug patirties. Aš šitą kovą praleisčiau, bet jeigu man, priverstų rinktis, tai vis dėlto rinkčiausi Ribovičių. Tu, Danieliau?
Jo, kaip ir sakiau, kad 60% atiduodu vis dėlto pergalės Rybovičiui. Žinai, čia, kad nebūtų taip, kad du smūgiuotojai nepradėtų imtyniauti. Čia gali toks momentas būti, nes dabar žiūriu tendenciją, tai UFC ateina, kai smūgiuotojai pradeda imtyniauti, o imtynininkai pradeda smūgiuoti. Kažkas susisuka jiems smegenyse. Tikrai taip. Na ką, perėdam prie sekančios kovos. Taip, main eventas. Čia main eventas iš tikrųjų žiauriai įspūdingas, nes kovoja Cody Brandeidžas su Julian Marquez. Cody Brandeidžas iš vis yra žmogus, kurių daug analitikų nuomonės yra, kad jis iš vis neturėtų būti UFC. Bet jisai turi iš 9 kovų, 5 pralošė, 4 laimėjo, jis yra nuostabus kovotojas. Abdul Razakas buvo padarytas no contestas, nes gavo į pakaušį Brandeidžas. Bonikalas, tarp kito, Bonikalas visai vargo su Brandeidžiu, bet Bonikalo lygis mes dar jo tiksliai kaip ir nežinom. Zakari Rizas, tarp kito mes turim bendrą varžovą, tai Zakari Rizas. Zakari Rizas buvo daręs berods trikampį, buvo įžemintas į žemę ir išjungtas. Kai tas pats Zakari Rizas Julianą Marquezą užmušė per, jeigu aš teisingai suprantu, per 20 sekundžių. Per 20 sekundžių pirmam raunde. Žinok, man tai iš vis labai keista šita kova yra dėl to, kad tokia kova, tokių kovotojų, kurių UFC rekordas yra galima neigiamas, jie turi daugiau pralaimėjimų, nelaimėjimų ir juos statyti į main eventą, čia, žinai, labai primena senovės Romos imperijos turbūt paskutinį gladiatorių mūšį, žinai, čia kas dėl UFC kontrakto lygs, žinai. Aš iš tikrųjų, žinok, aš tą patį ką tik norėjau pasakyti, kad paantrinti tau, kad čia turbūt bus kova tas, kas pasiliks su UFC, nes, aišku, Cody Brandeidžas dar visai, kas Bonikalais pralošė, Abdul Razakus į pralošinėje gavo no contestą, su Zakari Rizu jam pasisekė, Malkūnas buvo irgi diskvalifikuotas, nes trenkė su galva, Sois Alkūnė trenkė Brandeidžiui pakaušį. Realiai, čia labai juokinga situacija, nors Brandeidžas atrodo, kad nėra tragiškai, bet iš tikrųjų vieną kovą jam pasisekė, nes jis trenkė žmogų į žemę, tas išsijungė, o kitą kovą buvo žmogus diskvalifikuotas, nes trenkė jam Alkūnė. Tai jisai, matomai, toksai įdomus kovotas. Aš irgi manau, kad čia tiesiog vienas iš jų bus paliktas kaip toksai vadinamas testuojamas goalkeeperis ir turbūt čia yra, jie kovoja dėl savo kontrakto. Ir viskas. Aišku, aš nežinau, ką šitą kovą veikia main evente. Bet aš iškart galiu pasakyti, kad šitoj kovoje aš mačiau, kaip atrodo paskutinės kovos Julianas Marquezas, jis atrodo kaip, nežinau. Man atrodo, mes jį galim pamatyti neužilgo kovojantį Latvijoje, Estijoje arba Lietuvoje. Su Viršylo, ne? Gali būti. Jo, tai jeigu kas liečiant, pavyzdžiui, tam tikrą statymą, tai vis dėlto bandyčiau, nežinau, kaip gali jis dar Julianas būti favoritu. Favoritu, aš tą patį pagalvoju. Kai jis man didžiausias yra underdogas. Nežinau, šitoj kovoje, tai ką jie nebent imti, tai Cody Brandeidžą. Bet čia yra mano asmeninė nuomonė. Jeigu ką bandyti, nebent už jį. O kitą variantą aš nebematau. Aš žinau, Danieliau, tarp kito dėl šitos kovos visiškai sutinku. Aš nelabai įsivaizduoju, kodėl. Būna kovos, kur aš būna nustembu, tai pasižiūrėsim. Koeficientą, man atrodo, Brandeidžas eina už 1-2, ne, teisingai? Tai pažiūrėsim, ką už Cody Brandeidžą duoda. Brandeidžas eina 2, pas mane rodo 2-0-4. Brandeidžas už 2-0-4 žmogus, kuris pirmas dalykas yra lydimas išskirtinės sėkmės. Jis laimi kovas, kuriuose yra daužomas. Išjungia žmonės, kurių išjungti neturėtų. Abdul Razakas jį tiesiog užmušinėjo ir tiesiog jam nepasisekė. Ir čia, aišku, padarė no contestą. No contestas. Ir,
Jo, aš irgi iš tikrųjų Kodį Bradėdžą imčiau, nes tas žmogus lydimas sėkmės, o Julian Markesas atrodo kaip kovotojas, kuris jau visai nenusteikęs kovot. Plus Bradėdžas yra jaunesnis ir Bradėdžas visai turi geras imtynės ir jis turi ten tokių savo tų smūgelių, tokių. Aš manau, kad jis, jeigu taip daug kas sako, kad jisai nėra UFC lygio kovotojas, aš manau, kad jis UFC gali kovoti, jisai toksai yra silpnas UFC lygio kovotojas. Tokios vietinės organizacijos čempionas, va, pagal mane va taip atrodo. Aš tikrai imčiau 100% su tam sutinku, imu Bradėdžą ir net į Markeso pusę net nežiūriu. Nu ir ką, ir perinam tada prie main evento ir ką matom? Matome Manel Kape prieš Asu Almabajevą. Iškart galiu ką pasakyti, kas va taip liečia, tai yra koeficientai. Labai tokių nemažų underdogų eina Albajevas. Dabar Alambajevas, atsiprašau. Argumentai, dėl ko, mano nuomonė, per didelis eina. Visų pirma, eina UFC 4-0. Pirmas momentas. Antras momentas yra, jisai man toks, žinai, vis tiek, jisai yra daug laimėjęs kovų, yra submissionais. Ir yra toksai ganėtinai toks, nu gal kaip pasakyti, toks universalus imtyninkas. Ir gerai ant kojų stovi, ir tos submissionus gaudo. Ypač ką jis mėgsta, tai labai gerai nugarą pasiema. Iš nugaros dažniausiai padaro rear naked choke'ą. Tada, aišku, čia toks, žinai, dabar jo bus toks išbandymas Manel Kape'as. Tai toks, žinai, kaip jisai dar neturėjo tokio kalibro kovotojas, tai vat bus jo vat toksai išbandymas UFC, nes Manel Kape'as turėjo tikrai begalę su gerais kovotojais yra prasikalęs. Tai su Mokajevu, kur tik tai yra decisionų pralaimėjęs, po to laimėjo paskutinį kovoj prieš Bruno Silva, trečiam raunde smūgį laimėjo. Taip pat kovojo tikrai prieš begalę gerų kovotojų, prieš Dos Santosą yra kovojęs, taip pat yra prieš dabartinį čempioną pralaimėjęs tik decisionų, tai yra prieš Aleksandrą Pantožą 21 metais. Jo, Portugalas yra tikrai stiprus, tikrai turintis daug patirties. Ir nesvarbu, kad jis ten eina UFC su 5 laimėjimais, 3 pralaimėjimais, bet jo patirties bagažas yra didžiulis. Tai va čia toks, žinai, didelis yra klausimas. Ar Almabajevas praeis tą tokį išbandymą, nes laimėti prieš Manel Kape'ą tai žiauriai yra, tikrai stipru. Mano nuomonė, tai pirmas dalykas, aš tą patį galvoju, kad Kape'as turi labai didelę poziciją. Aš, pavyzdžiui, suprantu, kodėl Almabajevas eina tokį underdogą, aš galiu pasakyti, kodėl. Tai, kad Almabajevas trečiam raunde sunkiai kvėpuoja. O ar mes dabar, panašaus kalibro kovotoją Kape'as jau yra turėjęs, tai yra Muhamedas Mokajevas. Tai galbūt Mokajevas yra geresnis imtynininkas už Almabajevą. Antras, dar vienas toks iš pastebėjimų, taip, Almabajevas visai gerai užbaiginėdavo žmonės, anksčiau laiko, submissionais, bet kai tai gavo biškai geresnę opoziciją, jis jau submissionais nebeužbaigė. O Kape'as yra tik tai vieną kartą karjerai pralošęs submissionu. 2 kartus yra pralošęs, aš tai net ieškau, žiūrėjau, kuris ten yra pralošęs. Tai plus jisai atsilaikė prieš Pantožą. Ta prasme, nežinau, čia vienintelis variantas, kurį aš matau Almabajevo pergaliai, tai arba kažkoks tai lucky pašas, kas labai abejoju, nes kaip iš vis pasakė po Mokajevo kovos, kad jisai daugiau, kaip sakė, batos, nebe volios, ar kaip čia pasakyti. Bet Almabajevas turi variantą, kadangi tai yra 5 raundų kova, man sunku, aišku, pasakyti, jeigu būtų 3 raundų kova, aš tikrai turbūt imčiau Almabajevą. 5 raundų kovoje Kape'as yra tokias kovos kovojęs, jisai, patirties turi. Tada
Dabar čia labiau klausimas kyla taip, čia ar Almabajevas sugebės užgulėti Keipą 3 raundus? Jeigu sugebės, laimės. Nesugebės, nelaimės. Aš manau, kad Almabajevui nepavyks to padaryti. Aš manyčiau, kad Keipas laimės, nes Keipas tikrai pats yra neblogas imtynininkas. Bokajevas turėjo didelių problemų, nugriovęs Keipą, sunku buvo jam išlaikyti. Aišku, Bokajevas, tokiam svorį yra toks įdomus dalykas. Juos yra labai sunku kontroliuoti, jie yra labai maži, vikrus. Tas spaudimas nėra toks didelis, jie kažkaip tikrai gerai stojasi. Dabar tu pagalvo, kada tu matėjai tą vadinamą flyweight'ę, kovą, kad kas nors baisiai kažką užgulėtų. Buvo vienintelis, tai man atrodo, Askarovas sugebėdavo tą padaryti. O daugiau tai nelabai atsimenu, kas tą padarė. Jo, bet aš kaip ir minėjau pačioje pradžioje, kad šitas kardas yra daugiau, kurios rinksisi, pavyzdžiui, už underdogus. Tai, pavyzdžiui, jeigu dabar man reikėtų rinktis ant ko statyti, tai vis dėlto tą laimę pabandyčiau ant Almabajevo. Nežinau, kažkaip gal tikiu, kad tikrai jisai pasiruoš tiem 5 raundam. Nelabai, žinai, tikiu, kad, tikrai pasiruošimas jau bus prastas. Aišku, kas, sakau, tik tai vienintelis dalykas, kas mane stabdo, tai dėl to, kad, tai yra, žinai, visų pirma neturėjęs panašių kovotojų, nes Keipas, tu pats matei, jo kovų bagažas, sąrašas, yra įspūdingas. Labai didelis. Su visais topiniais kovotojais yra atkovojęs šioje svorio kategorijoje. Tai aišku, dar toks vienas dalykas, kad gavos, kad abiem pasikeitė varžovai ir abu ruošiasi visai kitokio kalibro varžovom, nes Keipas ruošiasi Ben Royvalui smūgiuotojai, o faktiškai Almabajevas ruošiasi Steve Ercegui. Tai tokiam visai imtyniaujančiam bičiui. Tai, labai įdomu iš tikrųjų bus, kaip čia bet aš manau, kad čia viena iš pretendentinių kovų bus. Aš manau, arba jeigu Keipas laimė, turbūt jis tai bus vienas iš jau pretendentų ir manau, kad Almabajevas tas pats, nes pas mus šitam svorį yra tokias, turim Pantožą, kuris yra karalius ir aš nežinau, aš šitoj kovojimu Keipą, tik kad jo turbūt neužgulės, tai mano būtų pasirinkimas Keipas. Su koeficientais, man atrodo, ten 1,4 yra už Keipą. Sutinku, kad šiek tiek mažokas, bet, dabar jau žiūriu, padidėjo 1,46. Jeigu būtų 1,5, aš sutinku, kad Keipas 1,5 favoritas vertas dėmesio. Tikrai neblogas kovotojas. Tai šitą vietą main evento kovoj išsiskyrė mūsų nuomonė, tai pasižiūrėsime sekmadienį ryte, kas pažiūrėsim, kas bus. Jo, tai dabar dėl predictiono, dėl Vytovo Čekio, ką man statyti. Ką aš manau, dabar aš galbūt aš dabar pasižiūrėsiu, ką čia duoda iš visai įdomioje kovoj. Taip, Gomis, kur pas mus William Gomis. William Gomis eina už 1,50, aš manau, kad labai neblogas variantas. Tada protingas bičas, geras. Ir manau, kad tiesiog patikėsiu laimę Cody Brandeidžiui. Šį kartą. Main eventai mane labai patinka, stengiuosi idealist, bet Cody Brandeidžius yra kovotojas, kaip žinai, kaip yra sakė, esu girdėjęs, kaip žinai, su lošiais būna sakoma, kad jie tiki, kad jie yra kažkokios įspūdingos sėkmės lydimi žmonės. Tai aš manau, kad Cody Brandeidžius yra tas žmogus. Lydimas sėkmės. Juokingiausia tai, kad lygiai tą patį pasirinkau. Jo, lygiai tą patį, ir dar galvojau ir žiūrėjau, ir lygiai tas pats ir koeficientas geras, ir Brandeidžio, ir ant Gomiso taip pat. Žodžiu, aš irgi liksiu prie tos pačios nuomonės. Aš manau, kad šį kartą 20 eurų tik tai. Aš manau, kad aš irgi turbūt taip sakau, nes kaip mano biudžetas jau šiai dabar biudžetą ištaškiau visą savo, tai vėl sėdžiu ant nulio. Tai žiūrėkit, kaip kovas iš tikrųjų, mes tikrai žiūrim kovas, iš tikrųjų sudėtinga kartais tas kovas analizuoti. Čia mūsų yra visą laiką asmeninė nuomonė. Aš manau, kad irgi 20 eurų tikrai
uždėsiu, pažiūrėsim, kaip bus. Bet manau, kad labai William Gomis tikrai turi nemažą šansą, labai protingas kovotas, o Brandėdžas, nu, tikrai vertas dėmesio. O main eventai visą laiką sudėtingi, nes visą laiką būna geri kovotojai. Tai ką, Tai va. buvo malonu su tam Augustai pabendrauti. Malonu labai. Tai va, tai tikiuosi žiūrovai jums laida patiko, kažką naujo sužinojot, kažkokios informacijos pasisėmėt, gal tam tikrų predictionų. Kaip ir minėjau, mes prieš tai, kad mūsų užduotis yra neįtraukti jūsų į lažybų kontoros, o tiesiog dalintis savo kažkokia patirtimi, apžvalga, prognozėm, o čia yra jūsų asmeninis reikalas. Tai va. Jo, ir iš tikrųjų su Danielium šnekėjom paskutinį kartą, va dabar pasakysiu, kas iki čia dar žiūrėjot, tai kad kitą kartą stengsimės išleisti šiek tiek anksčiau, turbūt nes kartas bus žiauriai įdomus. Tai stengsimės išleisti savo video turbūt trečiadienį ryte, gal net antradienį vakare. Manau, kad trečiadienį ryte būtų geriausia, ne? Nes aptarsim labai įdomų kartą. Tai bus mūsų Ankalajevas prieš Pereirą. Jo, Ankalajevas prieš Pereirą, tai va, bus kur išsiplėsti, nes vis tiek tokie, kai vyksta Fight Night, tai yra sunku kažką išsiplėsti, dažniausiai būna, kad nežinomi daugumai kovotojų ir ne tik jum, bet ir mums taip pat kartais būna nauji kovotojai. Kaip ir čia. Yra sunku pasakyti kažką ir tokius predictions, pavyzdžiui, kai bus jau tie pagrindiniai turnyrai UFC, tai ten, kai yra žinomi vardai, tai yra, kur tu jau eilę metų stebi ir jau žinai, daug maž ko galima tikėtis. Jo, pasakysiu tokį vieną spoilerį sekančiam kardui, va, Pereiros kovoj, su Pereira Ankalajevas, turiu kardę nusimatęs vieną neblogą underdogą, tai va, ką žiūrėsi, tikrai pasakysiu, tikrai koeficientas skanus ir kovotojas geras. Nu tai va, tai bus labai įdomu kitai laidai. Tiesa, dar dabar irgi pats, kai kovosiu, po kovos reikės susiplanuoti su Augustu studijai nusifilmuoti, tai pabandyti per visą mėnesį, net per tą laikotarpį, kai paskutinį kartą studijai filmavomės, įsirinkti kokius top 5 kovas, jos aptarti ir, nežinau, gal kokį ir svečią galim trečią pasimti, pasikalbėti. Iš tikrųjų, aš turėjau porą svečių variantų, aišku, vieną tektų turbūt daryti online, o vieną turiu, ką galima čia vietai pasikviesti. Tai va, tai šitą notą ir baigsim mes tada savo laidą. Tai ką, buvo labai malonu padiskutuoti, pabendrauti, paprognozuoti. Nežinau, bandžiau, galvojau, gal per arbatos tirščius kažką paprognozuoti, bet nereikės šį kartą. Ja. Tai buvo su tavim smagu, tave pamatyti, džiaugiuosi, kad sveikas gyvas grįžai iš Serbijos. Na jo, aš irgi labai laimingas. Gerai, kad čia mačiau, kad Žalgiris laimėjo, mes kaip tik filmavom ko, mačiau, kad Žalgiris laimėjo, tai gerai, kad nebuvau Serbijai, nes galėjo baigtis man blogai. Nes serbų fanai labai aršus. Tai va, tai ką, buvo su jumis laida Sekundantai, su jumis buvo aš Danielis Grebliūnas ir mano kolega Augustas Šalkauskas. Iki malonaus. Visą.